Čia yra vaistas, kuris dažniausiai naudojamas mimikos raukšlių gydymui ir aišku, turi atlikti specialistas su medicininiu išsilavinimu mažiausiai, o gydytojas tai geriausiai. Labai plačiai naudojamas prakaitavimo gydymui, dantų griežimo problemai spręsti, tam tikrų raumenų tonuso atpalaidavimo, migrenos gydymui irgi gali būti naudojamas botulino toksinas. Pagrindinis jo veikimo mechanizmas yra raumens atpalaidavimas. Bet mūsų kūnas, kaip ir veidas, sukurtas taip, kad raumenys persipina. Vieni nuleidžia mūsų mimiką, kiti pakelia mūsų mimiką. Tai tam, kad atpalaiduoti tinkamą raumenį, mums reikia, aišku, įvertinti, kurioje problemoje labiausiai susiformuoja raukšlė. Konsultacijos metu mes nusprendžiam, ar jums reikia botuliną apatiniai veido daliai, kūno raumenų atpalaidavimui, ar tik tai raukšlių gydymui. Tai kviečiu atvykti pradžiai į konsultaciją ir mes kartu nuspręsim, kaip geriau jums padėti.